Taigi šis mūsų susitikimas yra skirtas pokalbiui, temai ir šio pokalbio tema yra metaforinės asociatyvinės kortelės ir naratyvinė terapija. Ir tiek, kas yra kortelės, tiek, kas yra terapija, naratyvinė terapija ir kaip tai gali papildyti vienas kitą. Tai aš esu Eglė Lisauskaitė, aš esu kaučingo specialistė, savo darbe naudoju metaforinės asociatyvinės korteles jau maždaug nuo turbūt kokių nuo 2017, nuo 2018 metų. Tai aš jas pati naudoju savo profesiniai veikloje ir vedu mokymus. Ir šį vakarą kartu su mumis yra daktarė Ieva Šidlauskaitė-Strpeikienė, psichologė, psichoterapeutė, kognityvinės ir elgesio naratyvinės giluminės asmenybės dalių bei schemų krypčių atstovė, taip pat mokslininkė ir lektorė. Tai Ieva, ačiū, kad prisijungė ir šiandien pasikalbėsim. Gerai, ačiū labai. Labą dieną visiems. Ačiū, Eglė, už tokį jau pristatymą. Taip, jau nebeturiu ir ką pridurti. Tai Ieva, aš mėgstu žaisti ir kviečiu tave pažaisti. Tai galim dar pažaisti su metaforinėm asociatyvinėm kortelėm ir tiesiog pasižiūrėti, nu, ir aš prisistatysiu per metaforinę asociatyvinę kortelę, pažiūrėsiu, ką dar galima apie save papasakoti. Ir taip pat ir tave kviečiu pažaisti, išsirinkti vieną kortelę, aš tuoj pasidalinsiu savo ekranu ir kaip tu save pristatytum, ką tu dar pati apie save galėtum papasakoti. Kai galiu aš pirmą pradėti, tai dabar mano ekrane matote metaforinės asociatyvinės korteles iš SAGA rinkinio. O SAGA yra iš OH kortelių šeimos, iš OH kortelių serijos ir SAGOS dailininkas yra Eli Ramanas. Tai mano kortelė būtų iš to, ką aš dabar visų matau. Tai mano kortelė būtų mano ekrane viršutinėje eilėje, antra iš kairės, ten, kur yra žuvis nupiešta. Tai aš turbūt kaip šita žuvis, aš visą laiką ieškau galimybių. Šiaip, aš į gyvenimą žiūriu kaip į galimybių rinkinį ir aš jų visą laiką ieškau kaip galimybių. Tai man atrodo, kad ir šita žuvis ieško ir nardo galimybių. Ir dar vienas dalykas, kas mane turbūt su šita žuvim sietų, tai kad aš iš vieno filmuko, ten lyg tai buvo filmukas Nemo ir ten buvo tokia žuvytė Dorė. Tai aš iš žuvytės Dorės esu pasiemusi tokią, nežinau, sakinį, vieną mintį, kad visada yra kitas kelias. Tai tarkime, kai aš jų gyvenime kažkur pradedu strikti, tai aš visą laiką galvoju, kad yra kitas kelias. Tai kadangi, kad ir, man atrodo, kad ir šita žuvis, jinai ieško vandenyje ar ne, kur geriau, galbūt kažkokios geresnės vietos, tai aš visą laiką irgi ieškau, man yra labai įdomu jungti korteles su tam tikrų kontekstu, kuris papildo. Tai šiuo atveju taip ir gimė sąsaja tarp kortelių ir naratyvinės terapijos ir mes paskui tą temą vėliau Ieva ir išplėsim su tavim. O kuri tavo būtų kortelė, jeigu taip, Man tai prisistatytum? labai, krenta plunksna, apačioje, jeigu matote, mėlynam fone plunksna ir tokios mintis lengvumo, paprastumo, kaip eiti per gyvenimą su lengvumu, paprastumu. Šiandien į šitą susitikimą iš darbo į namus ėjau, nes iš namų dabar kalbu. Ir taip slidu žaliakalnį buvo eiti. Ir nenugriuvau vien dėl to, turbūt, kad kaip ta plunksna, bandžiau praplaukti, pračiuošti tą visą ledą. Tai lengvumas, paprastumas, švelnumas. Turbūt taip. Mhm. Tai, žodžiu, tada mes šį vakarą taip ir, tiesiog pabandysim, ar ne, aš nustoju dalintis savo ekranu, tai taip mes ir pabandysim su tavim, ar ne, kartu taip su lengvumu, su paprastumu, su švelnumu ir patyrinėti tą temą, dėl kurios mes šią vakarą ir susitikome. Tai aš gal tada pradžiai mūsų pokalbio, ar ne, gal šiek tiek konteksto norėčiau, kaip man gimė šitą idėją, kaip man gimė šitą mintis patyrinėti korteles ir naratyvinę terapiją. Štai čia yra skaidrė ir
būtent šioje skaidrėje yra pavaizduota herojaus kelio metodika. Tai šitą metodiką galima taikyti dirbant su kortelėmis, turbūt yra ir kitų pritaikymo būdų. Tai šios metodikos herojaus arba herojės, galim irgi sakyti, kelio, visos šitos metodikos esmė, jeigu tai daryti su kortelėmis ir tarkime, jeigu ir jūs šiandieną, ir irgi kol dabar mūsų klausotės su Ieva, tai irgi galite, pavyzdžiui, pabandyti sukurti savo asmeninę pasaką. Tai čia yra 6 žingsniai. Tai pirmas žingsnis yra pagrindinis herojus arba pagrindinė herojė, ar ne, ir kas tai yra, kokiom savybėm pasižymi, kokiais būdo bruožais galbūt, kokiom stiprybėm pasižymi, ar ne. Toliau antras žingsnis yra misija. Tai, ko trūksta tam mūsų veikėjui, ko jam reikia, galbūt kažkokią tai problemą sprendžia, galbūt kažkoks tai poreikis yra. Trečias žingsnis, tai kaip ir visose pasakose, tai taip ir mūsų herojus arba herojė sutinka pagalbininkus, tuos, kurie jam padeda. Lygiai taip pat sutinka savo kelyje ir kliūtis, kas kliudo, kas kiša pagalius į ratus. Toliau penktas žingsnis yra būdas, kaip, kokiu būdu mūsų pasakos veikėja arba veikėjas įveikia visas tas kliūtis, kokiu būdu gauna tai, ko jam reikia, ko jam nori, kokias savo savybės panaudoja. Na ir šeštas žingsnis tai yra rezultatas, ką gauna, kokį atpildą, kokį gauna atlygį. Ir tarkim, dirbant su kortelėmis, tai čia mums reikia 6 kortelių ir mes taip imame 6 korteles ir pasiremdami visais šitais 6 žingsniais mes kūrėme pasakojimą, mes kūrėme istoriją ir pavyzdžiui, kas yra metaforinės kortelės, tai yra viso labo nedideli paveiksliukai, kuriuose gali būti pavaizduoti patys įvairiausi dalykai. Šiuo atveju tai yra paveiksliukai iš saga rinkinio, kurio pagalba mes ką tik su Ieva pažindinomės. Ir pagrindinis principas dirbant su kortelėmis tai yra, ką mes matome kortelėje, ką mes suvokiame, ką mums tai reiškia ir kaip tai siejasi su mumis. Ir darant šį pratimą, herojaus kelio pratimą ne vieną kartą, tiek savo asmeniškai, tiek dirbant su grupe, man ir kilo idėja, kad iš esmės mes pasakojam istoriją, nors istoriją pasakojam tai liktai apie trečią asmenį, apie heroję arba herojų, bet iš esmės tai mes pasakojame apie save. Tai man tada ir kilo tokia mintis, kad tai siejasi su naratyvinė terapija. Tai Ieva, tada gal tavęs aš ir norėčiau paklausti, ar ne, tai o kas yra naratyvinė terapija, kaip tu galėtum, nežinau, papasakoti, pristatyti, apibūdinti, kas tai yra? Tai naratyvinė terapija yra tam tikras būdas, tam tikras konsultacinis būdas dirbti su žmonėm ir padėti žmonėms spręsti jų turimas problemas arba sunkumus. Tai iš tikrųjų galima būtų labai daug ir ilgai kalbėti apie naratyvinę terapiją. Tai dabar aš pabandysiu tokius esminius momentėlius ir aišku, jeigu norėsite, galėsite klausti ir galėsiu kažką detaliau papasakoti. Tai prieš daugiau nei 10 metų man teko proga važiuoti į Australiją ir Australijoje mokintis naratyvinės terapijos. Man tai buvo visiškai nauja sritis, nauja terapinė sritis, jau nekalbant apie tai, kad naujas žemynas ir pats tas vykimas į Australiją ir matymas tų raudonų smėlio dykumų buvo labai įspūdingas. Žodžiu, jeigu taip trumpai apie naratyvinės terapijos istoriją, tai ši terapija sukurta Australijoje, ne šiaip sau. Mintis buvo tokia, kad jos tikslas gydyti aborigenus nuo baltųjų sukeltų žaizdų, nes visa Australijos istorija yra be galo liūdna istorija, kai baltieji vežė į Australiją nusikaltėlius, tai buvo vyrai nusikaltėliai ir gimė daug bendrų aborigenių moterų ir štai šitų baltųjų vyrų vaikų. Tuometinė Australijos valdžia nusprendė atimti vaikus iš šeimų, kad aborigenės moteris, kurios gyveno
tokiom grupėmis, jas vadino krūmynų žmonėmis, keliaudavo, kad negali auginti šitų vaikų ir tie vaikai buvo paiminėjami per prievartą ir auginami tokiuose bažnytiniuose internatuose. Tai vad galima įsivaizduoti, kad užaugę ten tie vaikai turėjo labai daug įvairiausių psichologinių problemų, gyvenimo problemų ir labai savižudybių lygis buvo aukštas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada baltieji sugalvojo, kad reikia gydyti, kažką daryti su tuo. Ir kadangi aborigenai neturi rašto, o visa jų patirtis eina per istorijas, pasakojamasias istorijas, o tokiu būdu ir buvo sukurta naratyvinė terapija, žodis naratyvas ir yra istorija. Tai vat mes esam arba mūsų savastis yra mūsų istorijos. Ką mes žinom apie save? Pavyzdžiui, jeigu paklausčiau, kas jūs esat, tai jūs papasakotumėt man kažkokią tai pirmą istoriją, kuri jums ateitų į galvą apie save, atrinktumėt, jūsų mąstymas greit atrinktų pagrindinius dalykus ir ta istorija ir būtų jūsų pirmasis savęs pristatymas arba savivaizdis, kas aš esu. Mūsų mąstymas veikia algoritmais. Ką reiškia algoritmai? Tai yra tam tikros sekos. Atmintis veikia algoritmais. Įsivaizduokit, kaip tam tikra grandinėlė surišta, būtų karoliukai supinti ant tam tikro siūlo, tai mūsų mąstymas lygiai taip pat veikia. Ir mūsų mąstymas kelia įvairias, sudeda mum prasmingus dalykus į seką. Tai istorija ir yra seka. Seka įvykio, seka savęs supratimo, seka priėmimo tam tikrų dalykų ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi mes ir esam mūsų istorijos arba tai, ką mes galime pasakyti apie save. Dabar naratyvinė terapija labai daug kalba apie tai, kad šitos istorijos, jos gali būti gydančios arba jos gali būti pažeistos. Tai kai mes turime tam tikras pažeistasias istorijas, jas galima pavadinti siaurosiomis istorijomis, angliškai tai vadinamas fin stories, kai mes paimam vieną kažkokią tai savybę ir jinai tampa mums esminė. Pavyzdžiui. Gerai, greit, ką dabar čia tokio sugalvoti. Čia jau dabar tokia paimsiu sunkesnė. Aš esu blogas žmogus. Ir įsivaizduokite, jeigu ta istorija mūsų viduje pradeda gyventi, mes pradedame nuolat būti su ja, jinai kaip perauga visą mūsų asmenybinę struktūrą. O iš tikrųjų mes žmonės esam be galo įvairūs. Čia panašiai būtų kaip su spalvom. Daug spalvų telpa į vieną pieštukų dėžutę. Taip ir mumyse žmonėse telpa labai daug įvairiausių spalvų, asmenybės spalvų, žmoniškumo spalvų. Mes būnam ir linksmi, ir liūdni, ir geri, bet ir netokie geri, arba blogi, tai tas žodis labai jau toks netinkamas. Mes labai įvairūs esam. Ir kuo daugiau matom tą skirtumą, kuo daugiau galim priimti save įvairų, tuo didesnė mūsų asmenybinė branda. Jeigu mes galim apie save pasakyti įvairių istorijų, aš esu ir geras, aš turiu ir tam tikrų sunkumų, man ir sekasi kažkas, man ir nesiseka. Tai vadinamos plačiosios istorijos arba istorijų pynės. Ir per jas mes galime didinti savęs supratimą, plėsti tai, kas aš esu kaip žmogus. Ir tokiu būdu auga mūsų asmenybė, auga mūsų vidus. Tačiau daliai žmonių tą daryti yra labai sudėtinga. Nes kai mes turime vieną siaurą istoriją, įsivaizduokit, tai yra aš esu tik toks. Tai tampa kaip leitmotyvas viso ko, ką mes darom.
Ir vat, ta viena siaura istorija, jinai gali pradėti aidėti mūsų visur, bet kur, mūsų viduje, bet kur, kur mes būtumėm. Ar darbe, mm, ar mes būtumėm namuose, ar mes būtumėm, bet kur. Štai taip po truputėlį ir pradeda aukti psichologinės problemos. mm, Įsivaizduokite, tas pats dalykas, kuris galėtų būti mažiukas, visiškai, normalu. Pavyzdžiui, ar galim mes būti blogi? Galim būti, ar ne? Tam tikrais momentais būti blogu arba bloga, iš tikrųjų gal nėra taip blogai. Bet jeigu mes nuolat tą matysim ir tas bus kaip mūsų asmenybės veidrodis, arba tai, kas aš esu, tai jau bus problema. mm, Mes tada galime ateiti kažkokias labai sunkias būsenas, aš depresinę būseną, jeigu aš esu tik blogas visur, bloga, nes čia žiūriu, moterų mūsų mhm. kompanija daugiausiai susirinkusi, štai tada ir jau yra problemos. Žodžiu, mūsų istorijos, kas mes esame per mūsų istorijas Mm. ir kaip mes galime jas gydyti. Vat kokiais būdais galime gydyti. Eglė, 3 Tai mūsų įkvėpė, Ieva, jau pauzerį pasakyti. Ieva, aš kažkaip labai noriu sureaguoti, man labai patiko tavo metafora pieštukinės ir daug pieštukų, daug įvairiausių spalvų, ar ne? Ir, ir man kažkaip labai taip gražiai atspindi, kai tu pasakoji, ar ne, taip mes iš tos pieštukinės, kaip ir mūsų gyvenimas, jisai tikrai yra įvairias spalvis. Ir mes galime rinktis ten tik tai, nežinau, arba įvairias spalvas naudoti, arba galim tik tai pilką, arba galim tik tai, nežinau, tamsesnės kažkokias spalvas naudoti, ar ne, nes, turbūt, nežinau, mūsų taip, nežinau, ar protas, ar psichika, kas ten veikia, vis tiek veikia selektyviai, kažkaip mes taip fokusuojamės į vieną dalyką. Ir aš galiu papasakoti savo asmeninių pavyzdžių, ką tu dabar pasakoji apie tą, žinai, tą tokią, nežinau, siaurąją istoriją, kad Siaurai istorija. labai ilgą laiką, kiek aš save atsimenu, aš labai ilgai galėjau pasakoti tą pačią istoriją. Aš dabar suprantu, kad tai tikrai buvo siauroji istorija iš mano vaikystės filmukas, kai žodžiu, pingvinai ten buvo pavasaris, visi peri, o vienas pingvinas sėdi ir sėdi, sėdi ir sėdi ant to akmens ir niekaip neišperi. Tai labai ilgą laiką mano buvo tokia istorija, tokia, nežinau, liūdna, galbūt tokia šalta, galbūt to truputį be vilties. Ir ką aš šiandien darau, tai aš tam tikrą prasme perrašinėjau savo istoriją. Ir šiandien jau mano piešinį, jeigu aš imčiau, tai tikrai jau daug daugiau tų spalvų atsiranda. Nes aš suprantu, kad tų spalvų yra daugiau, tik tai kažkaip reikia sugebėti jas pamatyti, bet irgi būtent per tą pasakojimą, per istoriją. Taip, nes galima įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, kažkokia liūdna istorija, mano nesėkmės arba bet problema gali būti ir sėkmės istorija. Jeigu aš, pavyzdžiui, įsivaizduokit, turiu istoriją, kad esu tik tai šaunuolė psichoterapeutė, gerai, aš psichoterapeutė esu, bet visiems padedu, aš viską, visi klientai ateina pas mane, aš su visais dirbu tobulai ir aš kokia šaunuolė esu. Ir įsivaizduokit, kas atsitinka, jeigu ateina kažkoks žmogus pas mane, dabar mano pavyzdžiui papasakosiu, ar ne? Ir nepasisekė padėti, atsistojo ir sako, Ieva, visiškai nesąmonė, kaip tu dirbi. Ir įsivaizduokite, įvykis, kuris netelpa į mano tą siaurąją istoriją, man gali didžiulę krizę duoti. Nes kuo aš daugiau turiu skirtingų istorijų, tuo man lengviau priimti įvairiausius įvykius. Jeigu aš turiu istoriją, kad esu ir šaunuolė psichoterapeutė, bet šalia istorija, bet ir nepasisekti man gali, ar ne? Man eiti per gyvenimo įvykius bus daug lengviau. Daug lengviau priimti skirtingus momentus, nes gyvenimas mums duoda ir teigiamus įvykius, ir neigiamus įvykius. Ir jeigu mes turime, pavyzdžiui, perfekcionisto istoriją arba žmogaus, kur viskas sekasi istorija, šitos istorijos yra labai sunkiai emociškai panešamos. Nes išbūti, atlaikyti visose gyvenimo momentuose jas gali būti be galo sunku. Ir tas gali duoti labai daug emocinio krūvio. Tai
lygiai taip pat sėkmės, jeigu jinai yra viena istorija, gali būti labai sunki, kaip ir nesėkmės istorija irgi gali būti labai sunki. Žinot, kaip būna, pavyzdžiui, tos depresyvios istorijos. Man tik nesiseka. Ir vat žmogui kažkas pasisekė ir jisai sakys, bet čia nesiskaito. Čia vis tiek man nesiseka. Nu, ta prasme, tas įvykis tarsi nepatenka, nu, kognityviškai nepatenka va, tą Mhm. istoriją ir tiesiog mąstymas išmeta. Kas iš tikrųjų yra netiesa, jau yra realybės iškreipimas. Tai ką aš girdžiu, kad, žodžiu, gali būti tokie kaip ir du kraštutinumai, tos tokios jau, tos, ar ne, kaip sakai, plonosios tos mūsų istorijos, ar ne, kur atspindi tik tai Eurosios kažkokį jo. mūsų siaurosios, ar ne, bet būtent tos siaurosios istorijos, kurios atspindi tas mūsų, nežinau, kažkokias gal tas nelabai tas gražiasias pusės, ar ne, arba gal tą mūsų nelaimingumą, ar nevilti, bet girdžiu, kad yra ir kita pusė tų siaurųjų istorijų, kur aš galiu užsifiksuoti, susikoncentruoti, kokia aš esu faina ir šaunuolė. Taip. Ir kai aš ten gyvenime kur nors susimaunu ir tada, nu, gali būti labai didelė katastrofa. Įsivaizduok, Eglė, pavyzdžiui, jeigu aš tik tobulai vairuoju, pavyzdžiui, ar ne? Ir įvykis kažkokia avarija ir suprantat, tas įvykis gali tiesiog netilpti tą istoriją. Ir tada vat, gyvenimo momentai, kuriuos mes galėtumėm priimti, išgyventi ir atlaikyti, jie gali būti neatlaikomi psichologiškai. Ir gali kelti didžiulę emocinę krizę. Mhm. Tai Ieva, ar aš teisingai suprantu, kad kuo mes daugiau įvairių istorijų arba kuo daugiau pieštukų mes naudojame piešdami savo gyvenimo piešinį, tuo ta mūsų istorija arba radau tokį gražų tekstą iš jūsų knygos apie naratyvinę terapiją, tavo gyvenimo audinį, kuo daugiau spalvų yra, ar ne, tuo tai yra arčiau mūsų, tuo tai yra arčiau apie mus. Tuo lengviau eiti gyvenimu. Įsivaizduokit, kad mes turime ne vieną tą istoriją, o istorijų pynės. Kad aš ir toks galiu būti, ir tokia galiu būti, ir taip, nu, ir čia yra apie mane, ir čia yra apie mane. Tada gyvenimo duodami įvykiai mums yra lengviau priimami, nes aš galiu būti ir pažeidžiamas, galiu būti ir stiprus, galiu būti ir su nesėkme klaida. Tai įmanoma, tai telpa į mane. Ir tai nėra tada krizė, tai nelaužo manęs iš esmės. Dar ką noriu, gabaliuką tokį pakalbėti truputėlį apie pačią naratyvinę terapiją, kadangi jinai buvo sukurta aborigenam. Ir dalis tų žmonių, iš tikrųjų, kai aš keliavau po Australiją, ten buvo ir labai išsilavinusi, mes tokia teisininkė aborigenė sutikom, kuri mums ten aiškino, parodė, tai nenoriu sakyti stereotipo, kad visi aborigenai yra žemo išsilavinimo, tačiau dalis jų iš tikrųjų yra žemo išsilavinimo, ypatingai tie, kurie turi va tas transgeneracinės traumas, ateinančias iki jų. Vienas iš naratyvinės terapijos minčių arba krypčių padaryti paprastai. Daliai žmonių yra labai sunku kalbėti, nes pats kalbėjimas įjungia labai daug mąstymų ir naudoja daug asociacijų, naudoja daug abstrakčių savokų ir taip toliau. Todėl naratyvinė terapija naudoja labai daug įvairiausių priemonių, kaip padėti žmonėm va šitas istorijas atkurti. Naratyvinė terapija kalba apie įvairiausias projekcijas, metodikas, būdus palengvinti žmonėm kalbėjimą, nes kalbėjimas jis nėra lengvas procesas. Nežinau, kokie čia žmonės susijungia, matau keletą pažįstamų, kur, nu, ir psichologų. Tai va, iš tikrųjų galima, nu, įsivaizduoti, pavyzdžiui, atėjęs paauglys ir klausia, kaip tu gyveni, kas tavo viduje gali atsisės ir sakyti, gerai, man nieko tokio, ar ne? Arba yra tikrai žmonių, kuriems labai sunku pasakoti apie savo vidų, nes, nu, tiesiog jie neturi žodžių. Ir tada yra įvairios priemonės, kur padeda mums va tas istorijas kurti. Tai vadinamos projekcinės priemonės, nu vat, ir šitoj vietoj naratyvinė terapija labai gražiai susipina su įvairiom metaforiniam kortelėm, su metodikom. Ir tai yra būdai padėti žmonėm kalbėti. Ne tik tai įsivaizduoti, ne tik tai žodinis kalbėjimas, bet ir kalbėjimas per vaizdinį. Tai vat kortelė, nupieštas vaizdinys, spalvos,
jau kelia mum asociacijas. Daug lengviau pasakyti per metaforą, piešinį, kortelę, negu tik atrasti žodžius ir va tais žodžiais sakyti, kaip aš jaučiuosi. Iš tikrųjų, daliai žmonių gali tas būti labai sudėtinga ir mes galim iš jų gauti tą atsakymą gerai, normaliai, kažkaip, o kaip reikia. Tai rodo, kad labai sudėtinga. Tai Eglė turbūt dar pakalbės apie korteles, Mhm. ką aš norėčiau pristatyti, kad mes turime išleistas tam tikras knygas arba literatūrą, tai yra ir knyga apie naratyvinę terapiją, galite surasti mūsų psichologinės paramos konsultavimo centro parduotuvėlėje, yra gyvenimo tam tikros metodikos. Žinau, kad Eglė įsigijo vieną iš jų. Gyvenimo medis, gyvenimo istorija. Tai irgi yra įvairios būdai, kaip padėti žmonėm atrasti tą vidinę save, vidinę istoriją. Ir kortelės dar vienas projekcinis būdas padėti žmonėm kalbėti apie save, nes tai yra judesys, tai yra matymas, tai yra spalva, tai yra vaizdas ir iš tikrųjų žmogui su tuo daug lengviau. Mhm. Tai Ieva dabar va kaip tik ir pasidalinai, ar ne, tokiu, kaip pasakyti, kaip būtent kortelės gali būti panaudojamas, nes kortelės, kaip ir tu paminėjai, yra viena iš projekcinių pusių, viena iš projekcinių priemonių, kuri žadina, ar ne, tam tikrus, nežinau, asociacijas, jausmus, mintis, kūno pojūčius ir galima panaudoti. Ir tikrai jūsų centre tikrai yra daug geros metodinės medžiagos. Ir jau turiu idėjų, kaip panaudoti ir gyvenimo medžių, ir gyvenimo istorijos, ir mano gyvenimo komandos. Ir dažnai kažkaip irgi Ieva skaičiau besiruošdama mūsų susitikimui ir kas man tai pasirodė yra svarbu, kad žodžiu pati ta naratyvinė terapija, tai jinai gali padėti atrasti tą mano dabartinę istoriją, kurioje aš gyvenu ir kurią aš pasakoju pati savo ir kitiems žmonėms. Ir tikrai kartais būna, ir aš esu tą patyrusi asmeniškai, kad mes užstringame tam tikrose istorijose ir paskui kaip užstrigusi plokštelė sukam ir sukam tą pačią istoriją. Tai kas man pasirodė vertinga ir svarbu, kad naratyvinės terapijos pagalba aš galiu perrašyti savo istoriją, galiu ją koreguoti, galiu ją modifikuoti ir resursus galiu savo atrasti, kas man atrodo yra labai svarbu. Tai ką dar mums gali duoti, kaip dar gali pagerinti gyvenimą naratyvinė O terapija. ten iš tikrųjų daug įvairiausių metodų yra ir dėl laiko stokos iš tikrųjų, čia būtų galima 3 dienų mokymus apie tai kalbėti ir taip toliau. Yra eksternalizacija, yra ryšių kūrimas, yra savo istorijų gydymas, įvairiausi būdai. Bet, jeigu toks pirmas tas, susipažinimas su naratyvinė terapija, tai ta pirminė istorija. Aš čia ir dabar, kas aš esu? Dažniausiai būna toks pirmas, kokius sakinius apie save galėčiau pasakyti, kokią kortelę apie save galėčiau išrinkti ir, kas mane apibūdintų, kokį piešinį apie save galėčiau nupiešti, kas mane kaip žmogų apibūdintų, kas aš. Kas ta pirma istorija, tokie pirmi sakiniai, kuriais aš pristatau save, kuriais aš pajuntu save. Mhm. O paskui jau yra įvairiausi būdai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai atrasti savo istoriją, kokia mano istorija, kas aš esu, ir tada jau žiūrėti, kiek ta istorija yra padedanti man eiti per gyvenimą, kiek ta istorija yra palaikanti mane, duodanti man stiprybės, duodanti man variantų gyvenime atliepti į įvairiausius įvykius, priimti įvairiausius įvykius. Ar ta istorija priešingai yra labai mažutė ir negaliu priimti tam tikrų realybių, nes jos tiesiog netelpa į mano istoriją. Kas aš kaip žmogus esu? Tai čia pirmas žingsnis, o paskui jau tada yra plėtimas tos istorijos. Aš praeityje, aš ateityje, kur aš,
labai pati įdomi, ką Eglė, ne, mano misija, mano gyvenimo prasmė, apie ką aš, kur aš keliauju. Tai pirmas žingsnis, kas aš, o paskui jau įvairūs, žinot, kaip pasakyti, keliai iš to, kurie išeina, ir visa tai irgi susiję su manim, nes tai apie mano identitetą. Aš dabartyje, aš praeityje, mano kelionė, mano tikslas, mano gyvenimo prasmė. Tai yra įvairios va tos istorijų pynės, kurios ir apibūdina mus kaip žmonės. Mhm. Tai Ieva, jeigu aš teisingai suprantu, na, istorijos atspirties taškas, istorijos pradžia visą laiką yra mūsų dabarties momentas, čia ir dabar. Jo, Kas tai yra aš esu, kaip aš tas galiu save. momentas, kas aš Mhm. esu, nuo ko, kokie pirmi žodžiai. Būna, pavyzdžiui, kai aš mokymus vedu apie naratyvinę terapiją, aš sakau, ar galėtumėt parašyti 10 žodžių apie save, kurie pirmi ateina į galvą. Ir žinot, kas įdomiausia, pavyzdžiui, jeigu su moterim tą darai, beveik visas mama pirmą rašo. Mama, o jeigu ne mama, žmona, o jeigu ne žmona, nu, vat, kas aš tada? Žmogus. O ką tai dar reikštų? Nu, vat, kas aš esu? Ir va tada jau po biškelį mes pradedam ieškoti savęs. O kas aš dar esu, jeigu nesu tik mama? Nes taip, tai gali daug mano gyvenimo užimti, bet turbūt ne visą aš esu. Nes įsivaizduokit, o kas atsitinka, kai, nu, vaikai užauga, pavyzdžiui, tai o kas aš tada? Nebelieka manęs, matot, kokia siaurutė istorija ir jeigu tik kažkas keičiasi, viskas, krizė, didžiulė krizė, manęs nebelieka. Tai mums reikia visą laiką iš to, ką aš girdžiu, ką tu pasakoji, mes jau ir kalbėjome apie tai, ar ne, kad mums visą laiką reikia tų skirtingų tokių istorijų, tik aš taip suprantu, kad jos vis tiek nėra atskirtos tarpusavę, mes kaip herojė arba kaip herojus esame visą laiką tas pagrindinis, rišamasis, ar ne, kuris riša visą tą istoriją, o ta istorija jinai gali būti labai įvairi. Ir įsivaizduokit tą istoriją, kurią mes, nu, pirmas tas taškas dabar, ar ne? Bet kas dabar labai nueina į praeitį, ar ne? Praeitis suformuoja mūsų dabartinį jausmą. Tada mūsų mintis, jos turi svajonės apie ateitį. Ir čia vat visas tas susisieja, kaip toks vat audinys, susipina į bendrą audinį ir realiai tai ir esam mes. Kuo mes daugiau galim apie save pasakyti, kuo mes daugiau žinom apie save, tuo mes kaip žmonės esam platesni. Toks pilnesnis vaizdas. Tai tau bekalbant prisiminiau vieną tokį praktinį pratimą. Yra ir su kortelėm toks pratimas vakar, šiandien, rytoj. Tai irgi pasirenkam, išsitraukiam 3 korteles, galim iš užverstų, galim iš atverstų, čia jau kaip kam patinka. Ir tada taip ir žiūrim, kas aš esu šiandien, kas aš buvau vakar, nes aišku, kad mūsų istorija ne šiandien prasideda, jinai prasideda gerokai anksčiau. Ir galim pasižiūrėti, ką aš iš vakar pasiėmiau iki šiandien atsinešiau, ką aš noriu galbūt palikti praeičiai, ko man jau nebereikia. Ir dar yra viena kortelė rytoj. O kaip aš noriu, kad mano istorija tęstųsi rytoj. Tai čia toks yra praktinis pratimas, ką irgi galima, kur aš labai girdžiu persipina ir naratyvinė terapija, ir kortelės kaip vienas iš tokių projekcinių metodų. O tų projekcinių metodų turbūt yra labai daug ir piešimas gali būti tas pats. Ir judesys gali būti, ir piešimas gali būti, ir gali būti tam tikros, nu, vat, Lego kaladėlės, mes galime dėlioti, nes iš tikrųjų tik žodžiai labai labai daug proto įjungia. O kai mes naudojam projekcijas, tas prodas neužgožia mūsų rankos gali pačios daryti, mūsų spalvos gali kalbėti. Tai yra būdai, kaip mes galime labiau ne tik per proto tuos algoritmus, kurie labai dažnai būna iš tikrųjų tokie labai šabloniški, labai automatiški. Vat plėsti save, plėsti savęs matymą, plėsti suvokimą. Ir tai yra, ne tik paaugliam pagalbos būdai, kuriems sudėtinga sėdėti prieš tą psichologą ir va dabar pasakot, kaip aš jaučiuosi viduj. Sakys, niekaip nesijaučiu viduj, nors tu ką. Bet ir mums. Ir aišku,
Moteris dar daugiau žodžių, emocinių žodžių turi. Vat vyrams gali būti labai sudėtinga kalbėti. Ir vat, nu, vyrai yra tam tikra grupė, kur projekcijos yra labai reikalingos, nes nu, vat, gali tiesiog neturėti žodžių savo viduje. Bet nu, įvairių žmonės ir iš tikrųjų yra labai labai gera pagalbos priemonė projekcijos tiek grupėse galime jas naudoti, tiek individualiai su žmonėm dirbant galime naudoti. Ir nu, Mhm. Ir vat viena dar tokia irgi kaip iš tų projekcinių metodikų, priemonių arba tų pačių kortelių kaip vienos iš priemonių, aš irgi kur matau tokį labai didelį privalumą, kad tarkim, metaforinės kortelės ar ne, jos pasakojimą, jos papildo tiesiog fiziniais pojūčiais, ar ne, mes galim tada pasitelkti ir savo pojūčius, mes pasitelkiam ir regėjimą, matom spalvas kažkokias, ar ne, galima, nežinau, tą pačią kortelę, ją paimti, pačiupinėti, jeigu yra tai kažkokia kitokia projekcinė priemonė, aš nežinau, kaip molis, ar ne, tai tada jau tas ir vat fiziškumas gaunasi, tai tiesiog daugiau pojūčių galim mes pasitelkti, pasakodami tą savo, kurdami istoriją ir tiesiog praturtina labai. taip, aš, pavyzdžiui, kartais grupėse sakau, tiesiog, nu, vat, nupieškit iš rankos, ne iš proto, tegul pati ranka juda, pati ranka paima, pati ranka ir va tada būna žmonės, nu, vat, atranda kažką naujo apie save, kažką tokio kitokio apie save. Ne tik tai per žodį, ne tik tai per protą, bet per, nu, pačios rankos judėjimą. Vat molis, Mhm. pieštukai, dėliojimai įvairūs. Tai ir yra projekcinės metodikos, kurios pat yra kaip, nu be abejo, mes be proto, nu kurgi, vis tiek kaip tai, apie ką tai, bet bent šiek tiek mažiau jo ir tada, nu, vat mes, nu, lengviau galime. Matot, protas yra ir pagalba, bet prote yra visos mūsų gynybinės schemos. Ir va štai šitos gynybinės schemos galim tiesiog sukurtą klasės zonas mums patiems apie mus. Ir tada, nu, tiesiog nematom tam tikrų dalykų, nors kitiem jie labai akivaizdus gali būti. Mhm. Ir va čia dar vieną tokį matau kortelių arba kitų projekcinių technikų privalumą, kad jos mums labai puikiai leidžia apeiti tas nu, mūsų racionalias gynybas, tą pasipriešinimą, kas ir taip yra labai akivaizdu. Ir tarkime, kai yra arba kai aš kuriu istoriją, pasakoju apie kažką trečią heroję arba herojų, aš tarsi pasakoju apie kažką kitą. Aš tiesiogiai nepasakoju apie save ir tarkime tas pasakojimas apie kažką trečią, apie kažką kitą, apie kažkokį žmogų, veikėją ar gyvūną, jisai duoda tam tikrą atstumą tarp manęs, tarp mano vidinės patirties ir kaip pasakyti, ir mano istorijos. Ir kartais tas toks vidinis atstumas tarp manęs ir mano istorijos, jisai leidžia tarsi pasižiūrėti iš šono, tarsi pažiūrėti filmą kažkokią arba knygą paskaityti. Tai tas atsiribojimas jis irgi kartais būna visai neblogas. Tikrai taip. Tai Ieva, matau, kad iš tikrųjų yra labai įdomi tema ir čia mes galim labai su tavim plėsti ir aš labai tikiu, kad mes išplėsime iki praktinių seminarų, nes tikrai vienas metodas labai puikiai papildo kitą metodą, tiek naratyvinė terapija papildo metaforinės asociatyvinės korteles, tiek ir kortelės papildo terapiją. Ir girdžiu, kad tu jau ir naudoji, ar ne, šitas technikas. Tai ačiū tau labai už susitikimą, ačiū tau labai už pokalbį ir iki kitų kartų.